Pirmasis uždavinukas. Rasime aibių sąjungą. Aibės intervalinės nusibrėžkime skaičių tiesę. Pirmoji aibė yra nuo -6 įskaitant skrituliukas nuspalvintas iki 4 neįskaitant. Čia yra mūsų aibė A. Aibė B yra nuo -3 įskaitant iki 7 neįskaitant tuščias skrituliukas. Tai šių aibių sąjunga bus štai viskas, visi elementai, kurie yra nors vienoje aibėje. Taigi mes matome, kad bus nuo -6 iki 7. 7 neįskaitant. Uždavinys išspręstas. Antrasis uždavinukas. Mums reikia rasti posūkio kampo alfa sinusą. Galima būtų rasti ir kosinusą. Štai čia yra posūkio kampo alfa ir taško C duotos koordinatės. Pagal apibrėžimą, pirmoji koordinatė yra šio kampo kosinusas. Tai kosinus kampo būtų -12/37. O antroji koordinatė arba ordinatė yra sinusas. Taigi mūsų sinusas 35/37. Kiek yra keturženklių natūraliųjų skaičių, kurių visi skaitmenys skirtingi? Mes žinome, kad iš viso mes turime 10 skaitmenų. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9. Jeigu aš turiu keturženklį skaičių, tai į pirmąją vietą aš galiu dėti bet kurį iš šių skaitmenų išskyrus 0. Tai aš turiu iš viso 9 pasirinkimo galimybės. Kažkurį vieną skaičiuką paėmiau, dabar į antrąją vietą negaliu dėti to paties skaitmens, nes pasakyta, kad visi skaitmenys skirtingi. Tai vėl turiu 9 pasirinkimo galimybės, todėl kad kažkurį paėmiau jau negalėsiu dėti, bet galėsiu dėti 0. Dar kažkurį paėmiau, dabar jau liko man 8 pasirinkimo galimybės. Dar kažkurį paėmiau 7 pasirinkimo galimybės. Ir turiu viską sudauginti. Gausiu 4536. Atsakymas 4536. Paveikslėlėje pavaizduotas funkcijos f nuo x sinus x plus 1 grafikas. Mes matome, kad šios funkcijos reikšmių sritis sinus x plus 1 yra nuo 0 iki 2. Tai aiškiai matome iš grafiko, ir šiaip žinome, kad mūsų sinusas nuo -1 iki 1, tai jei pridėsim 1, bus nuo 0 iki 2. Dabar mums reikia funkcijos f nuo x plus 3 reikšmių sritį rasti. Reiškia, prie šitos funkcijos dar turiu pridėti trejetuką. Tai aš turiu gauti sinus x plus 1 ir dar plus 3. Pridedu 3 prie abiejų lygybės pusių ir gaunu nuo 3 iki 5. Taigi atsakymas nuo 3 įskaitant iki 5. Galima būtų galvoti ir kitaip. Pridėti 3, tai reiškia mūsų funkcijos grafiką per 3 langelius pakelti į viršų. Tai mūsų pats šitas žemiausias taškas atsidurtų čia, aukščiausias atsidurtų ten, kur 5. Taip tas grafikas kažkaip vinguriuotų. Nuo 3 iki 5. Žinome, kad aritmetinės progresijos skirtumas d lygu 3. Reikia rasti šios sekos narių 34 ir 13 skirtumą. Pasinaudokime n-tojo nario formulę. N-tojo nario formulė sako, kad n-tasis narys yra pirmasis plus n-1 kart d. Tai reiškia, mūsų 34 narys būtų lygus pirmasis narys plus 33d. O 13 narys būtų lygus pirmasis narys plus 12d. Tai jeigu mums reikia rasti skirtumą iš 34 nario atimu 13 narį, tai reiškia A1 plus 33D, aš atimu iš šios sumos A1 plus 12D. Atskleidžiu skliaustelius, suprastinu, sutraukiu panašiuosius narius, štai minus A1 minus 12D ir gaunu A1 išsiprastina, iš 33 atimti 12, 21D. Ir lygu, aš žinau, kad mano D yra 3, tai 21 kart 3 yra 63. Taigi atsakymas 63. Šeštasis uždavinys. Reikia įspręsti štai tokią paprastą lygtelę. 2 padauginta iš 2 laipsnių 2x lygu 4 ir minus 3 minus x. Lygtelė rodiklinė, akivaizdu, kad mes ją tuoj pat įspręsime, kai suvienodinsim laipsnių rodiklius. Čia mes turime 2 pirmuoju,
kart 2 laipsnyje 2x lygu 4, tai yra 2 kvadratu ir dar pakelta minus 3 minus x. Dauginant laipsnį iš laipsnio mes laipsnių rodiklius sudedam, na, o keliant laipsnių jau padauginam. Čia aš jau padauginus minus 6 minus 2x. Dabar galiu tiesiog sulyginti laipsnių rodiklius, kadangi pagrindai yra vienodi, sulyginu laipsnių rodiklius. 1 plus 2x lygu minus 6 minus 2x, su x keliu į vieną pusę be x-iukų į kitą, minus 6 minus 1, 4x lygu minus 7 ir x lygu minus 7/4. Štai tokį atsakymą galiu ir parašyti. Galiu užrašyti ir dešimtainių skaičiumi. Tai bus tas pats. Suprastinkime reiškinį ir apskaičiuokime ribą. Pirmiausiai su meile pažiūrim į šitą reiškinį. Jeigu čia pradėsim dauginti, tai blogai bus sunku paskui suprastinti. Prastinti, kuo geriau, daugiau išskaidyta daugiklis, tuo lengviau prastinasi. Tai jeigu mes pažiūrėsim, mes pamatysim, kad čia dvejetuką galima iškelti prieš skliaustus. Taigi, aš rašau riba, kai x artėja į 4, čia 3x minus 1 perrašau, čia dvejetuką iškeliu prieš skliaustelius, x minus 4 ir vardiklė yra x minus 4. Susiprastina man ir kągi aš gavau, riba, x artėja į 4, čia yra dvejetukas padaugintas iš 3x minus 1. Lygu, tiesiog įsirašau vietoj x-iuko 4. 2 kart 3 kart 4 minus 1, kągi aš čia gaunu, 3 kart 4 12, atimsiu 1 11, 2 kart 11 yra 22. Taigi, mano atsakymas yra 22. Nepamirštam įrašyti, aš jau čia prirašiau langelį, man nebėra kur rašyti, bet tam langelėje turėtų atsirasti 22. 8 uždavinukas, reikia apskaičiuoti neapibrėžtinį integralą. Skaičiuokime. Čia yra 4x plus e laipsnių 3x ir viskas apskliausta dx. Randame pirmykštę. Ketvirtas yra skaičius, jį perrašom. Dabar čia yra x pirmuoju laipsniu. Pagal laipsnio pirmykštė savybė bus x kvadratu dalinta iš 2. Plus, dabar čia aš tai turiu e laipsnių 3x sudėtinė funkcija. Tai koeficientas prie x-iuko 3, todėl priekyje atsiranda 1/3, na, o e laipsnių x pirmykštė tokia pati ir yra. Na ir aišku, plus konstanta. Truputėlį sutvarkome, 4 su dvejetuku suprastinu, 2x kvadratu, plus 1/3, e laipsnių 3x ir plus konstanta. Štai šitą aš turėčiau įrašyti ir į savo langelį e laipsnių 3x plus c. Uždavinys išspręstas. Mums reikia nustatyti apskritimo spindulio ilgį. Mes žinome apskritimo lygtį. Apskritimo lygtis atrodo štai taip. X minus a kvadratu plus y minus b kvadratu lygu r kvadratu. Jeigu turim tokią lygtį, tai a ir b to yra apskritimo centro koordinatės, na, o r yra spindulys. Bet mūsų lygtis atrodo kitaip. Mūsų lygtis neturi tų skliaustelių ir tų kvadratų. Reiškia, mūsų lygtis gauta tokią lygtį pakėlus čia kvadratu atskliaudus. Tai dabar pamėginkim tai padaryti. Yra x kvadratu minus 2ax plus a kvadratu lygu y kvadratu minus 2by plus b kvadratu minus r kvadratu lygu 0. Ir palyginkim šią lygtį su mūsų šita lygtimi. X kvadratą mes turime, tada tas 2ax mes turime plus 4x. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mano koeficientas a yra lygus minus 2, nes 4 tai yra 2 kart 2. Tai aš dabar, kad gauti šitą, turiu pridėti tą a kvadratu. Tai pridėti minus 2 kvadratu arba 2 kvadratu tas pats. Pridedu 2 kvadratu. Va, štai pridėjau. Bet negaliu aš taip savo pridėti nei iš šio, nei iš to. Kad pridėjau, tai aš kur nors čia gale dar ir atimsiu tos 2 kvadratu. Kad būtų tiesa ar ne, teisybė. Dabar žiūriu kitus narius. Pagal mano lygtį aš turiu plus ir turiu čia y kvadratu plus 6y ir dar plus 9. Na labai gerai, čia aš viską turiu, nes 6 tai yra 2 kart 3, o čia yra 3 kvadratu. Aš iš karto galėsiu sutraukti į savo, reiškia, tą lygtį. Tai dabar lygu žiūriu, kas čia bus. Čia
parašau pilną kvadratą x plus 2 kvadratu, plus ir čia parašau y plus 3 kvadratu ir minus 4. Vat štai tokią lygtį turiu, lygų 0. Dabar galiu ketvertuką perkelti į kitą pusę ir gavau, kad mano lygtis atrodo vat štai taip, lygų 4. Taip, tai yra apskritimo lygtis, šito apskritimo centro koordinatės būtų minus 2 ir minus 3, o spindulys būtų 2, nes 2 kvadratu yra 4. Taigi, mano šio apskritimo spindulys lygus 2. Štai šis veiksmas, kurį aš čia padariau, vadinasi pilno kvadrato išskyrimas. Šitą lygtį galima čia ir nerašyti, aš parašiau tiesiog, kad būtų truputėlį aiškiau, kodėl aš šitą 2 kvadratu pridėjau, dėl to, kad man reikėjo formuliai šito. Ir kodėl aš čia paskui jį atėmiau. Tikiuosi supratai ir uždavinys išspręstas. Paskutinis mūsų uždavinukas su įrašomu atsakymu. Žiūrime, mūsų kampas alfa yra nuo 180 iki 270 laipsnių. Nuo 180 iki 270 laipsnių, štai čia yra trečiasis ketvirtis. Šiame ketvirtyje ir kosinusas yra neigiamas, ir sinusas yra neigiamas. Tai kai spręsime, mums tiks tik neigiamas sprendinys. Nu, toliau aišku, naudojamės pagrindinė trigonometrinė tapatybė. Sinus kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa lygu 1. Taigi, sinus kvadratu alfa lygu iš 1 atimti kosinus kvadratu alfa. Sinus kvadratu alfa lygu iš 1 atimti minus 4/5 kvadratu. Apskaičiuojame, iš 1 atimti 16/25 yra 9/25. Na taigi mūsų sinus kvadratu alfa yra 9/25. Mes žinome, kad mūsų sinus alfa yra neigiamas skaičius. Taigi aš ištraukiu šaknį, gausiu, kad sinus alfa yra minus 3/5. Tokį atsakymą ir įrašau štai čia. Uždavinys išspręstas. Na, nuo 11 uždavinuko jau prasideda uždaviniai, kur reikia pasitikrinti patiem ir patiem save įsivertinti. Na, arba jūs gali vertinti mokytojas. Taigi, 11 uždavinukas yra 4 eilutės. Pradedam nuo pirmos. Pirmiausiai, reikia suprastinti štai tokį reiškinį. Prisiminkime. Funkcijos kosinus x mažiausias teigiamas periodas yra 2π. Todėl tokius skaičius kaip 2π, 4π, 6π, 8π, bet kuris lyginis π skaičius mes galim tiesiog atmesti. Tai yra periodas, mūsų funkcija kartojasi. Imkim ir perrašykim štai šitą reiškinuką taip. 19π aš negalėsiu atmesti, bet aš galiu pagalvoti taip, kad 19π tai yra 18π ir dar plus 1π. Na, o čia plus kosinus x plus 18π. Dabar aš 18π galiu tiesiog atmesti, tai yra periodas, mūsų funkcija kartojasi. Ir aš tiesiog gaunu kosinus x plus π ir plus kosinus x. Jau vieną taškiuką turiu. Už bent vieną tą reiškinį suprastintą, duodamas vienas taškiukas, tai šitą mes suprastinom dėmenį ir jau gavom vieną taškiuką. Dabar reikia čia suprastinti. Čia suprastinti galima labai įvairiai. Galima taikyti redukcijos savybę, kas ją moka, kas nemoka, gali formulių lape rasti formulę kosinus alfa plus beta, išskleisti čia ir įsirašyti taškiukus. Aš paimsiu vienetinį apskritimą. Man paprasčiau ir lengviau susigaudyti. Aš žinau, kad jeigu aš turiu posūkio kampą kažkokį x, tai šito taško abscisė, šitas dydis, yra šio kampo kosinusas. Dabar, jeigu mano kampas yra π plus x, 180 laipsnių aš tiesiog pridedu, čia pridedu 180 laipsnių, gaunu simetrišką tokį trikampį. Tai dabar šio taško abscisė bus kosinusas kampo x plus π. Tai šitas dydis. Ir matom, kad šie du dydžiai skiriasi tik ženklu. Pats atstumas yra tas pats, skiriasi tik ženklu. Ką tai reiškia? Kad kosinus x plus π yra lygu minus kosinus x. Ir plus kosinus x lygu 0. Štai mano antrasis taškas. Už šį suprastinimą gavau 2 taškus. Kaip jau minėjau, šitą vietą galima suprastinti įvairiai, taikant redukcijos taisyklę ir kosinuso 2 kampų sumos taisyklę.
Dabar B eilutė verta tik vieno taško, mums reikia pakelti 6. Taigi aš mūsų x-iuką pasirašau laipsnių, kad tai yra laipsnių rodiklis 1/24 pakelta 6. Keliant laipsnį laipsnių rodiklius subdauginam 6/24 arba 1/4 suprastinus trupmeną ir tai yra 4 laipsnio šaknis iš x. Štai dar vienas taškiukas. C eilutėje mes traukiame lyginio laipsnio šaknį iš lyginio skaičiaus. Tai traukdami tokią šaknį, 152 laipsnio šaknį iš 3 minus x pakeltą 152, aš turiu rašyti modulį. Tai, bet už šitą teisingą šaknies ištraukimą jau gaunam 1 tašką. Dabar turime galvoti, kaip tą modulį nuimti. Mums pasakyta, kad x didesnis už 3. Tai pavyzdžiui, x-iukas gali būti 4, 5, 6 ir taip toliau. Tai pažiūrėkime, tada po moduliu esantis reiškinys yra neigiamas. Reiškia, mes pagal modulio apibrėžimą turime pakeisti ženklą. Priekį parašyti minusą. Minus ir skliausteliuose 3 minus x. Gaunu minus 3 plus x, arba kitaip tariant x minus 3. Štai mano antrasis taškas už šį uždavinuką. 4 eilutė D. Dabar bus po 1 taškiuką už kiekvieną teisingai suprastintą štai šitą reiškinuką. Bent už vieną pritaikytą logaritmų savybę 1 taškas, ir tada antras už gautą teisingą atsakymą. Jeigu mes čia pažiūrėsim, vertėtų prisiminti štai tokią logaritmų savybę, kad jeigu mes žinome, kad A pakeltas logaritmų pagrindu AB, tai yra tik tai B. Tai mes, kad ją pritaikytume, mums maišosi čia šitas trejetukas. Mes jį galime užkelti čia kaip laipsnio rodiklį, nes irgi mokame logaritmo savybę, kad jeigu yra kažkoks skaičiukas prieš logaritmą, tai mes galime parašyti, kad tai yra logaritmas A ir pakeltas laipsnio rodikliu K. Tai mes taip ir padarysime. Na, o čia pirmajam logaritme tiesiog užrašysime x laipsnių. Tai čia bus x laipsnio rodiklis, kadangi yra kubinė šaknis, tai 1/3 būtų. Bet vardiklyje tai bus minus 1/3. Plus dabar tą trejetuką užkeliu x laipsnio rodiklyje logaritmas pagrindu x skaičiaus 2/3. Beliko pritaikyti logaritmų savybę. Jau dabar 1 pritaikėm, bet čia užkėlėm šitą, jau 1 tašką gaunam. Žiūrim, dabar pasigrėbėm ir 2 tašką. Tai čia yra 6 kart. Dabar pagal logaritmo savybę šitas nukeliauja žemyn. Kart minus 1/3. Ir gaunam logaritmas pagrindu x skaičiaus x, kas yra lygus 1. Plus, ir dabar pritaikome štai šitą savybę ir gauname tik 2/3. 2/3. Apskaičiuojame 6 kart minus 1/3 yra minus 2, plus 2/3 yra 8, tai iš 8 atimti 2 yra 6. Štai gavome ir antrąjį tašką. O dabar žiūrime, kaip mums pavyks padėti tą Izabelį. Izabelė planuoja organizuoti loteriją ir vienu metu turės mesti dalyvis standartinį 6-sienį lošimo kauliuką ir simetrišką monetą, kurios vienoje pusėje skaičius 2, kitoje 4. Aš siūlyčiau tokį uždavinuką tiesiog pasidaryti lentelę, kur susirašyti visas galimas baigtis. Štai, aš viršuje rašysiu čia kauliukas, kaip galėjo iškristi, o čia kaip moneta. Tai moneta labai viskas paprasta, tik tai arba 2 arba 4, tai yra dvisienė moneta, 2 arba 4 iškrenta. Na, o kauliukas galėjo iškristi 1 akutė, arba 2 akutės, arba 3 akutės, arba 4, arba 5, arba net 6 akutės. Dabar kiekvieną baigtį mes koduojame. Mums parašyta, kad baigtį žymime taip. Jei lošimo kauliukas atvirto 3 akutėm, o moneta skaičiumi 2, žymime 3 ir 2. Taigi, štai čia bus 3 ir 2. Galime sužymėti visas kitas baigtis. Čia 3 ir 2, čia 2 ir 2, čia 1 ir 2, 4 ir 2, 5 ir 2, 6 ir 2. Dabar čia bus 1 ir 4, 2 ir 4, 3 ir 4, 4 ir 4, 5 ir 4, na ir galiausiai 6 ir 4. Kaip matote, mūsų bandymas turi 12 baigčių.
Pirmas mūsų veiksmas prašo užrašyti įvykių x lygų 6 palankių baigčių aibę. Žiūrim, kas tas mūsų x. Žaidėjo laimėta pinigų suma, o laimi žaidėjas pinigų sumą lygia atvirtusių akučių skaičių ant kauliuko ir monetos sumai. Tai dabar čia suma, va čia būtų laimėjęs 5 eurus, nes 3 plus 2 5, čia 4 eurus, nes 2 plus 2 4, čia 6 eurus, 4 plus 2 yra 6. Taigi, šitas jau mums tinka, 6 eurai. Žiūrime toliau 7, 8, čia 5, va dar yra 6 eurai. Bandymas turi dvi baigtis, kurios yra palankios įvykiui x lygų 6. Tai pirma baigtis 2 ir 4, antra baigtis 4 ir 2. Jau gavome vieną tašką. Dabar mums reikia apskaičiuoti tikimybę, kad mūsų atsitiktinis dydis įgyja reikšmę lygi 6. Mes turime dvi baigtis yra palankios, iš viso baigčių yra 12. Taigi suprastinus gaunu, kad ta tikimybė lygi 1/6. Dar vienas taškas. Trečiasis taškas už tai, kad mes baigsime pildyti skirstinio lentelę. Tai ten, kur atsitiktinis dydis lygų 6, mes jau apskaičiavome. Čia yra tikimybė 1/6. Dabar pažiūrėkime atsitiktinis dydis lygus 9. Kad gautumėm 9, čia 6 plus 2, 8, jau pats didžiausias skaičius bus šitoje eilutėje. Toliau žiūrim, čia 6, 7, 8, va 9. 9 yra vienintelė palanki baigtis iš 12. Reiškia, mūsų tikimybė, kad atsitiktinis dydis įgyja reikšmę lygią 9, yra 1/12. Taigi aš čia ir parašau 1/12. Baigiau pildyti skirstinio lentelę, gavau dar vieną tašką. Na ir D eilutė. Sako, kad mokyklos taisyklės neleidžia organizatoriam loterijos nei turėti pelno, nei aišku jis negali patirti nuostolių. Reiškia, išlošio vidutinis dydis turi sutapti su bilieto kaina, to žaidimo kaina. Taigi mums reikia apskaičiuoti vidurkį. Skaičiuokime. Mūsų vidurkis EX arba matematinė viltis bus lygi kiekvieną atsitiktinio dydžio reikšmę dauginam iš šios tikimybės ir visas tas sandaugas gautas sudedam. 3 dauginu iš 1/12 plus 4 dauginu iš 1/12 plus 5 dauginu iš 1/6 plus 6 dauginu iš 1/6 ir plus 7 dauginu iš 1/6 ir plus 8 dauginu iš 1/6. O tada dar 9 dauginu iš 1/12 ir 10 dauginu iš 1/12. Viską apskaičiavus gaunu 6,5 euro. Taigi atsakymas, mano žaidimo kaina arba bilieto kaina turėtų būti 6,5 euro. Štai įsprendėme šį uždavinuką ir už šitą eilutę dar vienas taškas. 13 uždavinys – geometrija. Žiūrime, yra tetraedras. Tetraedras tai yra tokia figūra, tokia trikampė piramidė, kurios visos briaunos lygios. Reiškia, ir čia 18, ir čia 18, ir čia 18, ir čia 18, ir čia 18. Visos briaunos lygios. Kraštinėje BC pažymėtas vidurio taškas M, reikia apskaičiuoti atkarpos AM ilgį. Taigi, mes pirmiausiai pažiūrėkime, mūsų atkarpa AM yra lygiakraščio trikampio ABC pusiau kraštinė. Mūsų trikampis ABC yra lygiakraštis, ir AM yra pusiau kraštinė, taigi ji bus ir aukštinė, nes lygiakraščio trikampio pusiau kraštinė tuo pačiu yra ir aukštinė. Kampas AMB yra status 90 laipsnių. Todėl atkarpos AM ilgį mes galime apskaičiuoti pagal Pitagoro teoremą. AM kvadratu bus lygu iš AB kvadratu atimsiu BM kvadratu. Tai yra iš 18 kvadratų atimsiu 9 kvadratų, nes BM yra pusė kraštinės AC, 9. Apskaičiuosiu ir gauname, mes čia ištrauksiu aš tiesiog šaknį, AM bus lygu
Aš va taip, važiuokit, kaip gudriai suskaičiuosiu. 18 kvadratų minus 9 kvadratų išskaidau pagal kvadratų skirtumo formulę. 18 minus 9, 18 plus 9. Čia gaunu šaknis, čia 9, čia 27. 27 yra 9 kart 3, 9 šaknis iš 3. Aišku, tau nebūtina taip skaičiuoti. Gali tiesiog, reiškia, skaičiuotuvą apskaičiuoti. Čia aš taip sugudravau. Taigi, AM ilgį radau. Aišku, mums reikėtų visą tai įrašyti čia į langelį, bet pas mane čia mažai vietos, tai aš nerašau, palikau štai čia. Vis dėlto nelaikau aš to egzamino, tai man nebūtina rašyti į langelį. Jau už tai gavau pirmąjį savo tašką. Dabar B eilutė. Reikia apskaičiuoti tetraedro aukštinės SO ilgį. Rašau, kad čia B eilutė. Ir pirmiausiai aš pasakau, kad mūsų trikampis ASO yra statusis. Ir kampas SOA yra 90 laipsnių. Aišku, jeigu tai yra tetraedro aukštinė, jinai statmena plokštumai pagrindo, reiškia statmena bet kuriai tiesiai toje plokštumoje. Taigi, aš lengvai rasiu SO iš Pitagoro teoremos, tik man pirmiausiai reikia AO ilgį rasti. Pagal trikampių pusiaukraštinių savybę mes žinome, kad AO yra 2/3 AM. Taigi 2/3 kart 9 šaknis iš 3. Gaunu 6 šaknis iš 3. Štai gavau. O dabar pagal Pitagoro teoremą SO kvadratu yra lygu iš AS kvadratu atimsiu AO kvadratu. Tai yra iš 18 kvadratų atimsiu 6 šaknis iš 3 kvadratų. Jeigu tu dabar čia skaičiuosi skaičiuotuvu, nepamiršk skliaustelių. Jei neuždėsi skliaustelių, skaičiuotuvas pakels kvadratu tik tai šaknį iš 3, šešetuko nepakels. Ir tu gausi neteisingą atsakymą. Reikia būtinai skliaustelių, taigi gaunu 216 ir SO ištraukiu šaknį 6 šaknis iš 6. Aišku, tokia lygtį sprendžiant mes gautumėm ir neigiamą sprendinį, bet mūsų SO yra tikrai teigiamas dydis, kaip ir AM buvo A eilutėj teigiamas dydis. Taigi mes neigiamo sprendinio nenagrinėjam, jisai mums netinka. Štai sprendėm ir B eilutę ir gaunam dar vieną tašką. Už tai, kad gavome teisingą atsakymą, apskaičiavome. Dabar C eilutėj sako, apskaičiuokite kampo, kurį sudaro briauna SA, štai šita, su pagrindo plokštuma. Kurgi dabar tas kampas? Žinome, kad kampas tarp tiesės ir plokštumos yra lygus kampui tarp tiesės ir jos projekcijos toje plokštumoje. Tai dabar mes turime štai tiesę pasvirąją, čia yra statmuo, o AO yra projekcija. Reiškia, mūsų ieškomas kampas yra vat štai šis kampas. Mes ieškome kampo SAO. Na ir jį lengvai mes surasime iš trikampio SAO. Mūsų kosinusas to mūsų ieškomo kampo yra lygus statinis prie kampo, tai reiškia AO, padalintas iš įžambinės, tai reiškia AS. AO mes jau žinome, kažkur skaičiavom, bet čia 6 šaknis iš 3, AS yra 18, taigi gaunu šaknis iš 3 dalinta iš 3. Na ir tada skaičiuotuvu man nesunku apskaičiuoti šitą kampą SAO, tiesiog tai yra ark kosinus šaknies iš 3 dalinti iš 3. Na ir skaičiuotuvas parodys, kad šio kampo didumas yra apytiksliai 54,7 laipsnio. Štai dar vienas mūsų taškas. Ketvirtoji uždavinio dalis jau tikrai yra nelengva. Mums sako, kad briaunoje SB, pasižiūrime. Va čia mes SB briaunoje turim pažymėti tašką E ir išreikšti vektorius SM, štai šitą vektorių, per vektorių tą E pažymėsim, per tokį ir tokį. Matau, kad viskas vyksta vienoj plokštumoj. Tai man nebūtina čia dabar tą brėžinį griozdinti. Aš galiu tiesiog nusibrėžti štai šitą trikampį atskirai ir jame jau braižytis ir žiūrėti, kaip man čia viskas išeina. Bus daug paprasčiau. Taigi aš nusibraižau tą trikampį BSC. Štai, pakeliu viską ir nusibraižau lygiakraštį trikampį
Va mano lygiakraštis trikampis, B bus S ir C. Na ir čia turiu M vidurio tašką. Ir man vat štai šitą vektorių reikia išreikšti per vektorius EC ir MM. Žiūrim, taškas E atidėta štai šitoj briaunoj taip, kad čia yra 2 dalys, o čia yra 3 dalys. Čia mano taškas E ir mano vektoriai, per kuriuos turiu išreikšti, yra EC, štai šitas vektorius A, ir EM, štai šitas vektorius B. Iš pirmo žvilgsnio pažiūrėjus tikrai neatrodo lengva. Kaip čia dabar, kur tas SM mūsų, o kur šiti vektoriai, kaip ir čia nieko bendro lyg tai nėra. Bet iš tikrųjų, pagalvokim, padarykim, ką galim. Tai pirmiausiai labai aiškiai matosi, kad aš galiu išreikšti vektorių MC, nes vat štai iš šio trikampio MC man išreikšti bus labai lengva. Tai išreiškiu, pažiūrėsim, reikės man MC. MC mūsų vektorius yra lygus, vat iš taško M keliauju į C, va taip per aplinkui, tai ME plus EC. Taip ir užrašau, ME plus EC lygu ir mano ME vektorius yra minus B plus ir čia yra A. Kitaip tariant, A minus B. Štai išreiškiu. Dabar aišku, kad lygiai toks pat bus ir vektorius BM. Jie juk ilgiai vienodi, nes čia pusiaukraštinė ir jie abu guli vienoje tiesėje. Tai čia taip pat bus A minus B. Dabar galiu pabandyti išreikšti štai va šitą vektorių. Nes jau žinau BM, žinau B, galiu išreikšti EB. Taigi bandau. EB vektorius bus lygus EM plus MB. Lygu. EM mano vektorius yra B. MB vektorius yra priešingas vektoriui BM. Tai priešingas, tai tada turiu sukeisti va čia ženklus vietom. Bus minus A plus B. Lygu ir gaunu, kad tai yra 2B minus A. Va, išreiškiau EB. Dabar nebus labai sudėtinga išreikšti mūsų vektorių SM vat štai iš šito trikampio. Mums tiesiog reikia žinoti SE vektorių, bet vektorius SE tai yra 2/3 vektoriaus EB, kadangi ten yra 2 dalelės, o čia yra 3 dalelės. 2/3 vektoriaus EB. Taigi 2/3, o mūsų vektorius EB yra 2B minus A. Lygu gaunu 4/3 B minus 2/3 A. Štai gavau. Ir tada liko paskutinis žingsnis – išreikšti vektorių SM. SM vektorius bus lygus SE, kurį mes jau žinome, plus EM, kurį taip pat žinome. SE vektorius yra 4/3 B minus 2/3 A, o mūsų EM vektorius yra B. Sudedu ir gaunu 7/3 B minus 2/3 A. Išreiškiau. Tai ir yra mano atsakymas. Atsakymas yra SM 7/3 B minus 2/3 A. Kaip dabar su taškiukais? Šitas uždavinys vertas net 4 taškų. Problema ta, kad jį spręsti galima ne vienu būdu. Daugybė būdų yra. Aš netgi esu, man atrodo, įsprendus kitaip jūsų sprendimas, kur yra platformoje to uždavinio, truputėlį kitaip štai per vektorių SB. Bet nesvarbu, kuriuo būdu sprendžiat, vis tiek už kiekvieną išreikštą teisingai vektorių mums turėtų būti po taškelį. 4 taškai reiškia, kiek jūs tų vektorėlių išreiškėte, taip turėtų tie taškiukai ir pasidalinti. Tai mūsų atveju už MC būtinai 1 taškas, MB ir MC tai čia tas pats, jau čia antro taško nebūtinai. Antrasis taškas būtų už vektorių EB.
trečiasis taškas už vektorių SE, na ir ketvirtasis taškas už vektorių SM, tai yra gauta teisingą atsakymą. Bet taip pasidaliname taškiukus. Jeigu jūs gavote tokį atsakymą, spręsdami kažkaip kitaip, iš kito trikampio kažkokiu kitų būdu, vis tiek reiškia tikėtina, kad jūs darėte papildomus tos žingsnius ir tada tie taškeliai 4 per tos žingsnius taip ir pasidalina. Taigi, įsprendėme ir šį uždavinuką. 14 uždavinukas. Štai duotos dvi funkcijos. Jos turi du bendrus taškus. Va čia aiškiai matosi tie du bendri taškai, ar ne? Ir aiškiai matosi, kad čia yra bendra liestinė. Tai va šitą uždavinį irgi būtų galima spręsti įvairiais būdais, bet mes paimsim patį paprasčiausią būdą. Pirmiausiai sako, parodykite, kad tiesė štai šita yra šitos funkcijos liestinė taške x-1. Mes žinome liestinės lygtį, tiesiog imsime ją ir užrašysime. Štai liestinės lygtis, mes žinome y lygu f išvestinė taške x0, x minus x0 plus f nuo x0. Turime šią formulę egzaminų lape. Taigi, mums reikia rasti išvestinę, surandame išvestinę taške. Tai gausiu minus 4x kubu plus 4x plus 1. Va čia va, ketvirtukas nušoko, minus 4x kubu plus 4x plus 1. Tai čia išvestinė taške x. Dabar išvestinės reikšmę apskaičiuoju taške minus 1, tam taške, kuriam man reikia. Tai bus minus 4 kart minus 1 kubu, plus 4 kart minus 1 ir plus 1. Skaičiuoju, čia ką čia gaunu. 4 minus 4 plus 1 yra 1. Taigi, aš jau žinau, ką įrašyti į šitą vietą, žinau, ką į šitą, trūksta vat šito. Funkcijos reikšmę apsiskaičiuoju šitam taške. Į pačią funkciją įsirašau minus 1, tai yra vat štai čia. Ir kągi aš gausiu, minus, atsargiai čia su to minusiuku, minus 1/4, nepamirškit, vat štai šitas minusas prieki taip ir stovi. Plus 2, dabar minus 1 kvadratu, minus 1 ir plus 1. Žiūriu, čia bus minus 1, plus 2, minus 1, plus 1 ir gaunu taip pat 1. Apsiskaičiavau visus man reikiamus dydžius. Tai yra išvestinės reikšmė šitam taške, funkcijos reikšmė šitam taške ir dabar galiu užrašyti aš liestinės lygtį. Tai yra visus šitus dydžius, va čia įrašyti šitą formulę. Išvestinės reikšmė yra 1, iš x atimti minus 1 bus pridėti 1, plus funkcijos reikšmė taške 1 irgi 1. Ką aš čia gaunu? X plus 1 lygu x plus 2. Taigi, mano liestinė yra x plus 2 ir aš matau, kad šita liestinė yra funkcija g nuo x. Taigi, man pavyko parodyti, kad būtent funkcija g nuo x yra šitos funkcijos liestinė. Už šitą dalį jums skirti 2 taškai. Vienas taškas va čia va, už teisingą apskaičiavimą išvestinės taške. Na ir antrasis taškas jau už pabaigą, už teisingą gautą teisingą atsakymą. Įrodėme. Čia reikėtų, reiškia, tiesiog parašyti, kad įrodėme. Dabar reikia rasti šių funkcijų kito bendro taško koordinatę. Čia mes galėtumėm taip pat pasinaudoti tuo, kad čia taip pat yra liestinė ir pasižiūrėti, bet mes padarysime paprasčiau. Kadangi čia yra bendras taškas, tai reiškia tos funkcijos, tai yra nuo abiejų funkcijų bendras taškas, tai reiškia lygtis minus x² plus 2x kvadratu plus x plus 1, sulyginu tas funkcijas, lygu x plus 2, būtent jos sprendinys bus vat šitas taškas. Šitas ir šitas. Turėtumėm gauti bent 2 sprendinius, jeigu tos funkcijos daugiau niekur nesiliečia ir nesikerta. Taigi, mums reikia įspręsti štai šitą lygtį. Perkeliu visus skaičiukus į vieną pusę, visus narius minus x² plus 2x kvadratu plus x plus 1 minus x minus 2 lygu 0. Sutraukiu panašiuosius narius minus x² plus 2x kvadratu minus 1 lygu 0. Labai nemėgstu, kai prieki minusas, aš padauginsiu iš minus 1. Gausiu x² minus 2x kvadratu plus 1 lygu 0.
Aišku, tai yra bikvadratinė lygtis. Galiu įsivesti kintamą į naują. Tai yra parašyti x kvadratu lygų b, įspręsti tą bikvadratinę lygtį. Bet aš pastebiu, kad čia yra mūsų formulė, čia yra pilnas kvadratas. Čia yra x kvadratu minus 1 pakelta kvadratu. Man tai bus žymiai paprasčiau. Nes pakėlus kvadratu pagal formulę a kvadratu minus 2ab plus b kvadratu, vat kaip tik taip ir gausiu. Tai dabar kokio skaičiaus kvadratas lygų 0? 0 aišku, x kvadratu minus 1 lygų 0, x kvadratu lygų 1 ir aš gaunu du sprendinius, x lygų minus 1 ir x lygų 1. Štai, už tai, ką mes dabar padarėme, yra du taškai. Pirmasis taškas už tai, kad jūs tiesiog užrašėte lygtį. Kitaip tariant, pasirinko teisingą sprendimo būdą, žinojot, ką daryti. Antrasis taškas už tai, kad tą lygtį teisingai sugalvojote, kaip spręsti. Ar jūs spręsite įsivesdami naują kintamai, ar taip kaip aš, nesvarbu. Vis tiek gausite antrą tašką. Na, o trečiasis taškas už tai, kad nustatysite, kurisgi čia mums dabar skaičius yra tinkamas. Tai pasižiūrime. Mes jau žinome, kad čia buvo taške x minus 1, jau mes turėjome tą liestinę. Mūsų prašo kito bendro taško koordinates, o kitas bendras taškas, akivaizdu, yra 1. Taigi atsakymas būtų x lygų 1. Nes mums reikia ne to, kurio turėjom pirmą, o dabar kito bendro taško koordinatę. Na ir paskutinė uždavinio dalis, mums reikia rasti plotą figūros, kurią riboja štai šie du grafikai. Tai ta figūra va čia va yra, kadangi čia lietimosi taškai, tai figūra tarp taškų minus 1 ir 1 ir mums reikia užrašyti integralą. Tai yra, mums reikia iš viršaus ribojančios funkcijos, tai yra iš tiesės x plus 2. Bus integralas, mūsų plotas bus integralas nuo minus 1 iki 1. Iš tiesės x plus 2 aš turėsiu atimti vat štai šitą sudėtingą funkciją minus x ketvirtuoju plus 2x kvadratu plus x plus 1. Viską dar kartelį apskliaudžiu dx lygų. Na, o dabar teks integruoti. Aišku, aš pirmiausiai susiprastinsiu. Čia labai bjauru būtų integruoti nesuprastinus. Tai ką aš čia gaunu? X plus 2 plus x ketvirtuoju minus 2x kvadratu minus x minus 1 dx lygų. Integralas nuo minus 1 iki 1, matau x ketvirtuoju. Minus 2x kvadratu, x-iukai susiprastina, iš 2 atimti 1, 1, dx. Štai turiu tokią funkciją. Randu jos pirmykštę. X ketvirtuoju pirmykštė, x penktuoju dalinta iš 5. Minus 2 perrašau, x kvadrato pirmykštė, x kubas dalintas iš 3. Plus vienetuko pirmykštė, x-iukas. Na ir parašau rėžius nuo minus 1 iki 1. Tada įsirašau pirmiausiai viršutinį rėžį 1/5 minus 2/3 plus 1 ir dabar atimsiu, įsirašau apatinį rėžį, bus minus 1/5, čia įsistačius plus 2/3 bus ir minus 1. Apskaičiuojame, galime apskaičiuoti skaičiuotuvu 16/15. Štai mums pavyko įspręsti ir šitą uždavinį, atsakymas 16/15. Kaipgi dabar šitą uždavinį vertinsim taškais? Pirmasis taškas bus už tai, kad parašėm teisingą integralą. Žinojom, ką daryti, pasirinkom teisingą sprendimo būdą ir užrašėm teisingą integralą. Antrasis taškas, kad teisingai suradome pirmykštę funkciją, už pačią pirmykštę funkciją. Na, o trečiasis taškas užgauta teisingą atsakymą. Taigi ši dalis yra įvertinta 3 taškais. Įspręskime 15 uždavinuką. Štai įstatu į trikampį ABC, čia AB yra 37, BC 12, štai čia 35. Yra įbrėžiamas stačiakampis. Stačiakampis reiškia, čia yra status visi kampukai. Visi status. Taip, kad taškas D yra stačiakampio kraštinėje C, na ir kiti taškai atitinkamai mes matome pagal brėžinį, mums nereikia čia dabar per daug žiūrėti. Tai dabar reikia pirmas punktas įrodyti, kad trikampiai yra panašieji. Įrodysime. Mes žinome panašumo požymį pagal du kampus.
Tai pirmiausiai paanalizuokime šitus du trikampius ABC ir EFB. Jie abu turi po statų kampą, taigi mes taip ir užrašome. Kampas ACB lygus kampui EFB lygus 90 laipsnių. Abu tie trikampiai yra statieji. Antras dalykas, jie turi po dar vieną vienodą kampą, vat štai šitie kampiukai taip pat bus lygus, todėl kad kraštinė CB yra lygiagreti kraštiniai DE, tai yra stačiakampio kraštinės, aš tik tiek ir parašau, ir kadangi jos lygiagrečios, tai kampas DEA lygus kampui CBE. Nes jie yra atitinkamieji. Reikėtų užrašyti lygiagrečių tiesių CB ir DE ir kirstinės. Na, jau man tinės blogai rašo, kokios čia dabar kirstinės mūsų bus EF atžvilgiu. Štai yra atitinkamieji. Man nelabai telpa rašyti, tai aš čia truputėlį taip sutraukiau. Viskas, išvadą darom, trikampiai panašus pagal du kampus. Pamėginsim įtalpinti trikampis ABC panašus į trikampį EBF ir pagal du kampus. Štai yra įrodymas. To pilnai užtenka, nes mes įvardinom trikampių panašumo požymį. Ir už tai mes gauname vieną tašką už lygių kampų poras ir panašumo požymį. Antroji dalis. Reikia pažymėti BF iksiuku, va čia va iksiuku, ir parodyti, kad stačiakampio plotą mes galime rasti pagal tokią formulę. Na, jeigu čia iksiukas, tai čia yra 12 minus x, nes visa kraštinė yra lygi 12. Aš dabar rašysiu viršui, nes man tą langelį tai tikrai niekas netilps. Taigi aš užsirašau, kad CF yra 12 minus x. Va čia va, 12 minus x. Stačiakampio plotas būtų lygus dviejų kraštinių sandaugai. Tai EF kraštinė aš laikinai pažymiu y, nes mano stačiakampio plotas turėsiu aš dauginti iš to EF y. Dabar kaip man surasti tą y? Žinau, kad trikampiai panašus. Trikampis ABC yra panašus į trikampį EFB, reiškia jų kraštinių atitinkamų santykiai yra lygus. FB kraštinė būtų padalinta iš BC ir turėtumėm gauti tą patį, kas EF kraštinės ilgį padalinę iš AC kraštinės ilgio. Taigi, dabar FB mano kraštinės ilgis x, BC yra 12, EF aš laikinai pažymėjau y ir tada mano kraštinė AC yra 35. Iš čia aš galiu išreikšti y. Tai 35 kart x padauginta iš x ir padalinta iš 12. Štai, dar pažymiu čia brėžinį y, kad jau tikrai nepasimeščiau. Dabar jau rašau toliau čia. Mano stačiakampio plotas yra lygus kraštinių sandaugai, tai 12 minus x aš turiu padauginti iš y. Lygų 12 minus x aš dauginu, o y mano yra 35/12 x. Sudauginu 12, čia dauginu, gausiu 35x minus 35/12 x kvadratu. Patikrinu, ar tikrai čia gerai gavau. 35x minus 35/12 x kvadratu. Lygiai taip ir turėjau gauti. Taigi, parodyta. Va. Na ir dabar trečioji dalis. Mums reikia nustatyti, koksgi didžiausias galimas to stačiakampio plotas. Tai mūsų plotas yra štai tokia funkcija s nuo x lygų 35x minus 35/12 x kvadratu. Norėdami rasti didžiausią reikšmę, mes turime apskaičiuoti išvestinę. Išvestinė yra 35 minus 35/6 x, nes mūsų va tas dvejetukas nušoka į priekį, čia susidaugina. Ir dabar žiūrime, prisilyginkim išvestinę 0, 35 minus 35/6 x lygų 0, iš čia gaunu minus 35/6 x lygų minus 35 ir x lygų 6. Štai aš gavau kritinį tašką, už tai gaunu dar vieną tašką.
kritinis taškas, bet mes nežinom, ar jisai yra čia maksimumas ar minimumas. Mums reikia kažkaip nustatyti. Tai dar prieš tai turėtumėm pagalvoti, o koksgi tas x pas mus apskritai gali būti. Ir jeigu mes paimsime savo brėžinį, tai prisiminsime, kad mūsų tas x-iukas yra, reiškia, šitos kraštinės ilgis. Va šito gabaliuko ilgis. Tai jis akivaizdžiai bus mažesnis negu 12, bet iš kitos pusės jis tikrai bus didesnis už 0, nes mums jisai turi būti teigiamas. Taigi grįžtame atgal. Mūsų x-iukas tarp 0 ir 12. Taigi mes nusibraižom ašį. Atidedam 0, atidedam 12, atidedam savo kritinį tašką 6 ir tada pažiūrėsim, kokiegi mūsų išvestinė ir kokiegi mūsų funkcija šituose dviejuose intervaluose. Kiti intervalai mums nerūpi. Norėdami nustatyti išvestinės reikšmę, imame kokį nors skaičiuką iš čia, pavyzdžiui, vienetą ir įsirašom į išvestinę. Įsirašę mes aiškiai pamatysime, kad čia yra 35, atimti 35 šeštasis bus daugiau už 0, tada paimsim kažkokį kitą skaičiuką jau iš šito intervalo, pavyzdžiui, 10 arba kažkiek tai dar kitaip ir pamatysim, kad jeigu aš čia įstatau 10, čia gaunu neigiamą skaičių, va čia įrašius 10. Taigi, čia mano skaičius teigiamas, čia neigiamas, čia funkcija didėja, čia mažėja. X lygu 6 yra maksimumo taškas. Taigi, mūsų plotas bus didžiausias stačiakampio, kai x-iukas lygu 6. Beliko nustatyti, koksgi jis didžiausias. Turime 6 įsirašyti į pačią funkciją. Štai čia va vietoj x-iuko įsirašyti 6. Tai bus 35 kart 6 minus 35 12 kart 6 kvadratu. Apskaičiavę gausime 105. Na ir užrašysime atsakymą. Atsakymas mūsų maksimalus tas plotas, S maksimalus, yra lygu 105. Pas mus matavimo vienetų nebuvo, taigi tiesiog 105. Kaip taškai dar skirstomi? Tai pirmasis taškas už kritinį tašką, antrasis taškas bus už tai, kad teisingai nustatėm, kad šitas taškas yra būtent maksimumo taškas. Na, o trečiasis taškas už tai, kad apskaičiavome didžiausią galimą plotą. Tai vat, kai visus taškiukus surinkom, uždavinys išspręstas. 16 uždavinys, štai tokia graži trigonometrinė nelygybė. Pirmiausiai, pasižiūrime, ar vienodi kampai. Matome, kad čia yra x-iukas, čia 2 x-iukai, čia vėl x-iukas. Reiškia nevienodi, reikia kažką daryti, suvienodinsim kampus. Prisiminkite formulę, net ir prisiminti nereikia, nes jinai yra egzaminų lape. Kosinus 2x yra iš kosinus kvadratu x atimti sinus kvadratu x. Taigi taikau šitą formulę. 2 sinus x plus, čia pritaikau formulę, kosinus kvadratu x minus, atsiprašau, tuoj nuvalau, kol nieks nematė, minus sinus kvadratu x ir atsikeliu iš anos pusės plus 2 sinus kvadratu x mažiau arba lygu už 0. Dabar sutraukiu panašiuosius narius, 2 sinus x plus kosinus kvadratu x plus sinus kvadratu x mažiau arba lygu už 0. Čia yra vienetas, trigonometrinis vienetas. 2 sinus x plus 1 mažiau arba lygu už 0. Įsprendžiame, gauname sinus x mažiau arba lygu už minus 1 antrąją. Taigi, pirmas taškas už šitos formulės teisingą pritaikymą, antrasis taškas iš nelygybės suvedimą būtent į šitą pavidalą. Dabar reikia įspręsti nelygybę. Taigi mes lengviausiai tai padarysime nusibraižę grafiką, sinuso grafiką. Nebūtinai mums labai tikslų brėžtis, bet va taip bangelės aš subanguoju gražiai, va taip va. Pasidedu tuos pagrindinius taškus, čia yra 0 aišku, pi, 2pi, minus pi, minus 2pi, bet čia mūsų taškiukai pagrindiniai. Ir dabar per minus 1 antrąją braižau va taip va tiesę, braižau tiesę ir matau, kad mano sprendiniai bus va čia va žemiau tos tiesės, nes mažiau arba lygu, tai čia žemiau ar tos tiesės. Galiu paimti bet kurį sprendinių intervalą, šitą arba šitą, vis tiek teks atsižvelgti į periodą ir pridėti tos 2πk. Taigi man reikia nustatyti va šitus 2 skaičiukus, va šitus 2 taškus.
Tai šitas skaičiukas arčiausiai nulio yra arksinus minus 1/2. Arksinus minus 1/2 yra minus pi iš 6. Štai šitas skaičiukas yra minus pi iš 6. Galėtumėm čia įsprendę lygti su to bendraja formulė -1 laipsnėje k, statantis k reikšmes, taip nustatyti visus skaičiukus, bet aš pažiūrėsiu paprasčiau. Jeigu šitas mano minus pi iš 6, tai reiškia šitas atstumas lygus pi iš 6. Iš simetrijos matau, kad šitas atstumas taip pat bus pi iš 6. Reiškia šitas mano taškas bus lygus prie minus pi pridėti pi iš 6. Ir sudėjus gaunu minus 5 pi iš 6. Taigi, mano x priklauso intervalo galai laužti, nuo minus 5 pi iš 6 iki minus pi iš 6. Bet būtinai nepamirštu 2 pi k prirašyti, kadangi tokių intervalų bus labai daug, funkcija periodinė labai daug. Ir dar nepamirštu, ką priklauso z parašyti. Uždavinys išspręstas, vat už būtent šitą sprendinį jūs gausite 3 taškiuką. 17 uždavinys. Nelabai sudėtingas, reikia nustatyti funkcijos didžiausią reikšmę uždarame intervale. Mes žinome, kad norėdami nustatyti funkcijos didžiausią reikšmę turime rasti išvestinę. Taigi ieškosime išvestinės. Funkcijos e laipsnių x išvestinė ir yra e laipsnių x, bet jeigu mes turime sudėtinę funkciją ir čia yra ne x-iukas, bet kažkokia kita funkcija, tai mes turime taip ir perrašyti ir tada dar padauginti iš tos funkcijos išvestinės. Taigi čia bus e laipsnė x kvadratu minus x kubų ir dar turiu padauginti iš x kvadratu minus x kubų išvestinės. Iš viso gaunu e laipsnė x kvadratu minus x kubų, na o čia 2x minus 3x kvadratu. Prisilyginu nuliui, noriu rasti kritinius taškus. Šitą sandaugą prisilyginu nuliui, sandauga lygi nuliui, kai nors vienas iš daugiklių yra lygus nuliui. Žinau, kad mano pirmasis daugiklis niekada nebus lygus nuliui, rodiklinė funkcija nebūna lygi nuliui. Taigi čia yra 2x minus 3x kvadratu lygų nuliui, x-iukas prie skliaustus, štai. Ir gaunu x lygų nuliui vienas kritinis taškas ir kitas kritinis taškas, va čia išsprendžiu. Gaunu x lygų 2/3. 2 kritiniai taškai. Patikrinu, ar abu jie priklauso mano intervalui. Taip, abudu. Ir 0 ir 2/3, bet 0 sutampa su intervalo pradžia. Norint nustatyti funkcijos didžiausią reikšmę arba mažiausią uždarame intervale, mes turime patikrinti funkcijos reikšmes intervalo galuose, taškuose 0 ir 2 ir kritiniuose taškuose. Vat vieną turim kritinį tašką, kuris nesutampa su intervalo galu. Taigi, dabar jau į funkciją įsirašom 0. Čia bus e laipsnių 0 kvadratu minus 0 kubų e nulinių vienetas. Čia įsistatau 2/3, 2/3 kvadratu minus 2/3 kubu ir gaunu e laipsnėje 4/27 ir galiausiai dvejetuką įsistatau e laipsnių 2 kvadratu minus 2 kubu ir gaunu e minus 4 arba 1 padalintas iš e 4. Galit skaičiuotuvu patikrinti, bet šita reikšmė bus didžiausia. Šita reikšmė yra didžiausia. Taigi atsakymas mūsų funkcijos didžiausia reikšmė uždarame intervale yra e pakelta 4/27. Kad parodyti, kad tai tikrai didžiausia, čia skaičiuotuvu apskaičiuokite ir parašykite apytikslės reikšmes. Tada aiškiai matysis, kad jinai didžiausia. Taškiukai. Pirmas taškiukas už šitą sudėtinės funkcijos išvestinę, antras taškiukas už gautus kritinius taškus ir trečiasis taškiukas už funkcijos didžiausios reikšmės radimą. Aš manau, šis uždavinys, 18 uždavinys, yra pats sunkiausias bandomajame egzamine. Na tik pažiūrėkite, koks bus sunkus sprendimas. Nykstamosios geometrinės progresijos nariai teigiami, aš užsirašau tą nykstamąją progresiją, imu, kad jos pirmasis narys b, tada antrasis narys bus bq, trečiasis narys bus bq kvadratu, ketvirtasis bq kubu, nu ir taip toliau tie nariai. Kadangi jie teigiami, tai ir mūsų b pirmasis narys bus teigiamas ir q privalo būti teigiamas. Na ir kadangi progresija nykstamoji, tas q turi būti mažesnis už vienetą. Štai.
Dabar žiūrime, kas mums pasakyta apie šią progresiją. Pasakyta, kad šių narių kvadratų suma yra 64/7. Na galvokime, kaip atrodys tie kvadratai. Kvadratai. Pirmas narys kvadratu, antras narys štai toksai bus kvadratu keliu, trečiasis narys b kvadratu jau q bus ketvirtuoju, ketvirtasis narys b kvadratu q šeštuoju ir taip toliau. Šita suma taip pat yra geometrinės progresijos narių suma, nykstamosios, todėl kad jeigu q yra tarp 0 ir 1, tai q kvadratu taip pat bus tarp 0 ir 1. Ir tokia suma gali būti apskaičiuota pagal formulę, kuri yra egzaminų lape. Suma yra pirmas narys iš 1 minus q. Taigi mūsų šita suma bus apskaičiuota. Pirmasis narys mūsų yra b kvadratu ir šitos progresijos vardiklis yra q kvadratu. Taigi 1 minus q kvadratu. Radau sumą. Vat bent už vieną šitą jau gaunu taškiuką. Dabar žiūriu ketvirtųjų narių sumą. Bandau kelti tuos narius, pradinės progresijos narius ketvirtuoju. Štai pirmas narys ketvirtuoju, antrasis ketvirtuoju, trečiasis ketvirtuoju, b kvadratu keliu ketvirtuoju jau gausis aštuntuoju, čia vėl ketvirtuoju, trečiuoju ir ketvirtuoju jau gausis 12 ir plus taip toliau. Čia taip pat yra progresijos narių suma, tik dabar pirmasis narys jau yra b ketvirtuoju, o vardiklis taip pat yra q ketvirtuoju. Štai šita suma. Bet už visą šitą užrašymą, nebūtinai net abiejų, tik vienos užtenka tos lygties parašymą, mes gaunam pirmąjį savo tašką. Antrasis taškas bus už lygčių sistemos sudarymą. Sudarome lygčių sistemą. Pagal sąlygą mūsų štai šita pirmoji suma, čia b kvadratu 1 minus q kvadratu yra 64/7, o čia b ketvirtuoju 1 minus q ketvirtuoju yra 4096/175. Štai gavau tokią sistemą. Sistema ir iš pirmo, ir iš antro, ir iš trečio žvilgsnio yra pakankamai sudėtinga. Bet niekada nenusimenam, pažiūrėkim, panalizuokim. Čia yra b kvadratu, čia yra b ketvirtuoju, kaip ir matosi lyg ir kvadratu pakelta, bet dabar čia yra 1 minus q kvadratu, 1 minus q ketvirtuoju. Mes matom, kad jeigu šitą dvi narys skaidysim pagal kvadratų skirtumo formulę, mes gausim štai tokį. Puiku, pabandom skaidyti. Taigi, aš pirmą savo lygtį persirašau, b kvadratu iš 1 minus q kvadratu lygų 64/7. Na, o dabar tą antrą lygtį aš vardiklį išskaidysiu pagal kvadratų skirtumo formulę. Bus 1 minus q kvadratu, 1 plus q kvadratu. Lygų 4096/175. Štai. Neparašiau skaitiklio. Aš čia galiu parašyti b ketvirtuoju arba galiu parašyti b kvadratu kart b kvadratu. Ką aš dabar matau? Aš matau, kad šitas mano narys čia yra. Čia yra 64/7. Taigi aš vietojo galiu įrašyti 64/7 kart b kvadratu iš 1 plus q kvadratu yra lygų 4096/175. Padalinu, gaunu b kvadratu 1 plus q kvadratu lygų 4096/175 padalinus iš 64/7, aš gausiu 64/25. Iš čia galiu įsireikšti, kad b kvadratu yra 64/25 padauginta iš 1 plus q kvadratu. Štai. Bet lygiai taip pat aš galiu b kvadratu įsireikšti štai iš šitos lygties. Kad būtų aiškesnis užrašymas, pažymiu aš ją pirmąją ir užsirašau iš pirmos tos lygties. Aš išreiškiu, kad mano b kvadratu yra 64/7 iš 1 minus q kvadratu. Ir čia b kvadratu, ir čia b kvadratu aš galiu šitas lygteles sulyginti ir parašyti,
kad 64/25 1 plus q kvadratu yra lygu 64/7 1, čia skliaustelio neuždėjau, minus q kvadratu. Kaip čia lengviau išspręsti? Aš padalinu iš 64, padauginu iš 7 ir padauginu iš 25, kad būtų greičiau. Tada bus 7, 1 plus q kvadratu lygu 25, 1 minus q kvadratu. Susidauginu, jau dabar liko tik tai juokas 25 minus 25q kvadratu. Čia sukeliu į vieną pusę, 32q kvadratu lygu, kiek čia dabar bus, iš 25 atimti 7, 18. Q kvadratu yra 18 32. Arba q kvadratu lygu iš 2 prastinu 9 16, traukiu šaknį, q lygu 3/4 arba q lygu minus 3/4 mums netinka. Netinka, todėl kad mes pačioj pradžioj jau nustatėme, kad mūsų, reiškia, progresijos nariai teigiami. Dabar dar reikia rasti b reikšmę. Štai imkime, tarkime, va šitą valykti. B kvadratu yra 64/25 1 plus q kvadratu. Tik tai man vietos jau trūksta, tai aš truputėlį patraukiu aukštyn. Ir čia truputėlį aš savo pasididinu vietos, va. Ir dabar aš užsirašau šitą lygtį, kad mano b kvadratu yra lygu 64/25 1 plus q kvadratu ir vietoj q įsirašau 3/4. Taigi 64/25, čia 1 plus 3/4 kvadratu, tai 9 16. Apskaičiuoju. Čia geriausiai aš va taip susidauginsiu, čia 25, čia 4 kart 9 bus 36/25, gaunu 125 arba 4. Taigi mano b yra arba 2, arba galėtų būti minus 2, bet man minus 2 netinka, mūsų progresijos nariai teigiami. Štai, aš gavau jau ir pirmąjį progresijos narį, va čia va, ir q savo turiu. Q. Dabar galiu apskaičiuoti progresijos narių sumą. Vėl pagal tą pačią formulę. Pirmąjį narį dalinu iš 1 minus q, o q pas mus yra 3/4. Taigi įsirašau čia 3/4, lygu 2 padalinti iš 1 atimti 3/4, 1/4. Gaunu 8. Na, pažiūrėkim, kokie čia dabar taškiukai pas mus kur priklauso. Reiškia, mūsų taškiukas buvo pirmasis už vat sekos parašymą. Antrasis taškiukas bus už sistemos sudarymą. Trečiasis taškiukas už bent vieno kintamojo išsireiškimą arba b kvadrato arba q kvadrato, jeigu kažkaip kitaip sprendžiate. Tada ketvirtasis taškiukas už pirmojo nario ir vardiklio radimą ir penktasis taškiukas už sumos radimą. Štai koks sudėtingas šitas uždavinys. 19 uždavinukas nėra labai sudėtingas, nepalyginsi su 18. Telefono numerį sudaro 11 skaitmenų, iš kurių visi 4 gerai žinomi, plus 3706 ir dar va čia yra 7 skaitmenys, 1, 2, 3 ir 7. Reiškia, aš turiu 7 vietas skaitmeniui padėti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vilius pamiršo savo mamos telefono numerį, tai yra raidėmis paslėptą dalį. Tačiau gerai prisimena, kad nebuvo nei 1 0, 6 ir 9. Reiškia, mes turime skaitmenis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bet Vilius prisimena, kad nebuvo ten nei 1 0, nebuvo 6 ir nebuvo 9. Štai. Taip pat jis atsimena, kad buvo tam numeryje 4 iš eilės einantys vienetai. Tai yra tokia vat skaitmenų grupė. Na ir dar kažkokie tai skaičiukai. Klausia, kokia tikimybė, kad Viliui pavyks prisiskambinti mamai pirmų bandymų.
Na tai tikimybė, mes žinom, kad yra m dalinta iš n. Palankių baigčių skaičius iš visų baigčių skaičius. Tai mūsų m yra vienetas, nes tik vienas telefono numeris yra teisingas. Palanki bandymui baigtis yra tik viena. Ir už tai gauname pirmąjį taškiuką parašę. Dabar toliau. Kaip su kitais skaičiukais? Kur gali atsidurti mūsų skaitmenų grupė? 1, 1, 1, 1. Štai šita skaitmenų grupė. Jei padėti, jeigu mes ją turėsime, mes galime padėti štai čia 1, 1, 1, 1, bet ji gali atsidurti ir nebūtinai čia. Aš ją galiu čia dėti arba čia, arba čia, arba čia. Iš viso yra 4 galimybės šitai skaitmenų grupiai padėti. Taigi, taip ir užrašome, geriausiai užrašykime žodžiais. Skaitmenų grupiai 1, 1, 1 padėti yra 4 galimybės. Tada yra dar, kai mes padedam tą skaitmenų grupę, yra dar 3 tuščios vietos. Į šitas 3 vietas gali pretenduoti bet kuris iš skaičių. Vienetukas jau nepretenduos, bet dvejetukas gali. Tai bet kuris iš skaičių 2, 3, 4, 7 ir 8. Tokie skaičiai yra 6. Taigi į šitas vietas gali pretenduoti bet kuris iš 6 skaičių. Tai rašom likusiems skaičiams sudėti yra 6 kart 6 kart 6 galimybės. Taigi iš viso mūsų n yra 4 kart 6 kart 6 kart 6, štai tiek galimybių. Ir 4 kart 6 kart 6 kart 6 sudauginam ir gaunam 864. Taigi mūsų tikimybė, kad jisai prisimins numerį pirmų bandymų yra 1 padalintas iš 864. Antrąjį taškiuką gaunate už tai, kad nustatėte, kiek yra galimybių sudėti skaitmenų grupę. Trečiasis taškiukas, už šitų 3 skaičiukų, sugalvojimą, kiek yra galimybių jiem padėti. Na ir 4 taškiukas už teisingai apskaičiuotą tikimybę. Kaip matot, uždavinys nebuvo sunkus. Na ir 20 uždavinukas, nesudėtingas uždavinukas. Reikia apskaičiuoti kampo, kurį sudaro bet kuri 2 kubo įstrižainės dydį. Galime čia bet kokį kampą paimti, bet kurias įstrižainės, tų įstrižainių yra ne viena ir ne 2, bet aš tarkim paimu šitą įstrižainę ir šitą įstrižainę raudonai aš jas nubraižiau ir dabar dar lygiai taip pat raudonai čia nubrėšiu, kad gaučiau stačiakampį. Tai labai gerai viskas matysis. Čia padedu tašką O, na ir mums reikia apskaičiuoti kurio nors čia kampo dydį. Tarkime šito kampo dydį. Mes šito kampo dydį gana nesudėtingai rastume iš šito trikampio, jei žinotume jo kraštines. Na taigi ir surandame. Pažymime kraštinę kubo kokią nors raidelę. CC1 tebūnie A, kraštinė A. Taigi čia bus A mano briauna. Tada aš galėsiu apskaičiuoti iš dugno, iš kvadrato įstrižainę AC. Laisvai galiu apskaičiuoti. Kadangi mano kubo visos briaunos lygios, tai čia taip pat A ir čia taip pat A ir aš suskaičiuoju tuoj įstrižainės AC ilgį. AC kvadratu yra A kvadratu plus A kvadratu yra 2A kvadratu. Taigi AC ilgis yra A šaknis iš 2. Na, žinom, kad AC yra teigiamas skaičius, todėl mums su minusu nereikia kitos reikšmės. A šaknis iš 2. Va čia užsirašiau. A šaknis iš 2. Dabar galėčiau apskaičiuoti visos rombo įstrižainės ilgį. AC1 kvadratu iš šito štai trikampio. Tai parašau, iš kokio čia trikampio skaičiuoju, kad būtų galima susigaudyti. Iš trikampio ACC1 dedu 2 taškį. AC1 kvadratu turi būti lygu AC kvadratu plus CC1 kvadratu. Tai yra AC kvadratu pas mus yra 2A kvadratu, CC1 kvadratu A kvadratu, 3A kvadratu. Taigi AC1 bus lygu A šaknis iš 3. Mes žinome, kad AC1 yra teigiamas skaičius, taigi neigiamos reikšmės neimam.
Visa kubo įstrižainė yra a šaknis iš 3. Tada mes galime apskaičiuoti pusę tos įstrižainės. Tarkime, mes OC1 suskaičiuojam, tai yra pusė AC1. Tai bus a šaknis iš 3 dalinta iš 2. Štai. Lygiai taip pat mes galėtumėm apskaičiuoti ir OC ilgį. Mes žinome, kad kubo įstrižainės yra lygios. Jeigu ir nežinotumėm, galėtumėm apskaičiuoti štai kitą įstrižainę, bet lygiai toks pat trikampis. Čia a šaknis iš 2. Reiškia yra A1C, mūsų įstrižainė lygi AC vienai įstrižainiai ir yra lygų a šaknis iš 3. Reiškia OC yra pusė A1C ir taip pat bus a šaknis iš 3 dalinta iš 2. Štai suskaičiavau visas trikampio, man štai šito, tuoj aš jį nuspalvinsiu, kad būtų truputėlį lengviau, kokia čia spalvelė paspalvint, geltona. Bet šito trikampio apskaičiavau visas kraštines. Šita kraštinė a šaknis iš 3 dalinta iš 2, čia a šaknis iš 3 dalinta iš 2 ir čia kraštinė a. Dabar man reikia štai šito kampo alfa didumą rasti. Aš taikau kosinusų teoremą. Pagal kosinusų teoremą C1 kvadratu yra OC1 kvadratu plus OC kvadratu minus 2 kart OC1 kart OC kart kosinus alfa. Įsirašau į savo raideles, neskaičiukus, o raideles a kvadratu lygu a šaknis iš 3 dalinta iš 2 kvadratu plus vėl a šaknis iš 3 dalinti iš 2 kvadratu, minus 2 kart a šaknis iš 3 dalinti iš 2 ir vėl a šaknis iš 3 dalinti iš 2 kart kosinus alfa. Iš čia man reikia įsireikšti kosinus alfa. Truputėlį pakeliu ir pasididinu vietos, nes tikrai jau man mažai vietos pasidarė. Tai dabar skaičiuoju. Čia yra, kas pas mus yra, a kvadratu, taip, lygų kelių kvadratu, tai 3a kvadratu iš 4 plus 3a kvadratu iš 4 minus, dabar čia bus 2 kart 3a kvadratu iš 4 kosinus alfa. Štai šitą narį su kosinus alfa keliu į kitą pusę, 6a kvadratu iš 4 kosinus alfa, be kosinuso sukeliu visus čia, 3/4 a kvadratu plus 3/4 a kvadratu minus a kvadratu. Kągi aš čia gausiu? 3/2 a kvadratu kosinus alfa lygų. Dabar 3/4 ir 3/4, 6/4 atimu vienetą, 2/4 a kvadratu. Padalinu lygtį iš a kvadratu, aišku, kraštinė nelygi 0, kitaip to kubo iš vis nebūtų. Ir kągi aš gaunu? Gaunu, kad kosinus alfa yra, dabar, tai čia dar galiu taip parašyti, 3/2 kosinus alfa yra 1/2 ir kosinus alfa yra 1/3. Taigi mano kampo didumas yra ark kosinus 1/3. Štai suradau kampą. Atsakymas toks ir bus ark kosinus 1/3. Kaip vertinsime šitą uždavinį? Tai pirmiausiai, mūsų pirmasis taškiukas bus už tai, kad čia teisingai įsivedėm žymėjimą, a raidelę pažymėjom kraštinę, ir už įstrižainės suradimą. Tai mūsų pirmasis taškiukas. Antrasis taškiukas bus už kubo įstrižainės suradimą, tai AC1 arba A1C kažkurios tai įstrižainės suradimą. Trečiasis taškiukas už teisingo sprendimo būdo pasirinkimą kampui rasti. Tai arba kosinusų teoremos taikymą, arba čia galėtų būti dar ir kažkokiu kitokiu būdu. Mes čia galėjom padalinti pusiau, kažkaip kitaip ieškoti. Ir tada ketvirtas taškiukas už gautą teisingą atsakymą. Štai ir baigėme spręsti visus uždavinius. Sėkmės!